Aš nesuprantu, kaip taip žmonės gali tikėti tokiu akivaizdžiu melu, kad miesto rajonai gyvenamieji buvo pastatyti per keliasdešimt metų. Kaip žmonės gali tikėti tokia nesąmonė, kad 1000 metų stovėjo senamiestis ir staiga pasistatė per 50 metų, supranti, per 50 metų, pastatytas miestas. Gyvenamieji rajonai pastatyti per 50 metų. Tai yra nerealu. Aš mačiau nuotraukas, kaip statė Vilnių. Miestas mažiausiai statėsi 10 000 metų. Mažiausiai. Ir tai yra gan greit. Per 10 000 metų pastatyti rajonus, tai yra gan greit. Aš nesuprantu, kaip žmonės gali tikėti, kad miestui yra tik 50 metų šitiem visiem rajonam. Nesuprantu. Kaip žmonės gali tikėti, kad čia tik tai per keliasdešimt metų pastatė, žinai. Bet. Miestai buvo, aš pats prisimenu, ir buvo žmonių, kurie matė, kad niekas čia nieko nestatė. Buvo žmonių, kurie tai matė, kad prieš 50 metų stovėjo visi rajonai. Buvo žmonių, kurie tai matė. Aš pats tai mačiau, kad čia viskas stovėjo. Ir čia stovėjo ne 50 metų. Ir kitas dalykas, dabar jau nukreipsiu savo asmeniškumus, aš pradėjau fiksuoti, kiek daugmaž aš galėjau gyvenimų turėti po paskutinės Mikulėnaitės mirties. Kiek aš galėjau turėti gyvenimų po paskutinės Dianos Mikulėnaitės mirties, kurie buvo paskutinė mūsų planetos dainininkė. Kiek galėjo būti gyvenimų. Ir žinokit, gali būt, kad aš gyvenau 5000 metų po mirties tos, kuri buvo paskutinė dainininkė. Bet aš gyvenau 5000 metų. Kažkur labai daug metų gyvenau po paskutinės Mikulėnaitės mirties. Gyvenau labai daug metų. Tai taip išeina, kad 5-6 tūkstančiai metų buvo vienas gyvenimo ciklas. Tai, o tų gyvenimo ciklų buvo 31 šitoj planetoj, 31, tai 5000 kart 31 yra 150-160 tūkstančių metų. Tai galimai prieš 150 tūkstančių metų, jeigu nedaugiau, aš atgimiau šitoj planetoj. O kai atgimiau planetoj, tai visų pirma, Vilnius tikrai buvo pastatytas. Bet dar kitas dalykas yra tai, kad Vilniaus pavyzdžių, Vilniaus rajonų pavyzdžių ir Vilniaus architektūros pavyzdžių buvo statomi rajonai ir miesteliai Rusijos federacijos rytuose. Tai įsivaizduokit, jeigu aš iš tikrųjų gyvenu 160 tūkstančių metų, esu atgimęs šitoje planetoje prieš tiek laiko, tai dar yra Rusijos federacijoje miestai, teritorijos, rajonai, kurie pastatyti pagal Vilniaus pavyzdį. Ir negana to, Vilnius pastatytas ten, kur pažymėta Maskva. Vilnius yra pastatytas toj vietoj, kur pažymėta Maskva. Tai kitas dalykas, suprantame dabar prie tos istorijos. Antrasis pasaulinis karas, Vokietija kariavo su Maskva. O kaip dabar paaiškinti tai, kad jeigu Vilnius yra ta Maskva, su kuria kariavo Vokietija, tai kaip gali būti, kad Rusija okupavo Vilnių, atidavė jį lietuviams ir paskui kariavo ir supranti, nesiriša galai. Jeigu Vilnius yra Maskvos vietoj, bet aš dar noriu pasakyti, kad Vilniaus pavyzdžių buvo statomi rajonai Rusijos federacijos rytuose. Vilniaus pavyzdžių statė rajonus Rusijos federacijos rytuose. Tai Vilnius buvo pastatytas seniau nei dalis Rusijos federacijos miestų. Ir tikrai man nesiriša toks dalykas, kad mūsų gyvenamiesiems rajonams yra tik tai 50 metų. Nesiriša man toks dalykas, ar 70 ar 80, bet kad per 50 metų buvo pastatyti visi rajonai. Aš mačiau nuotraukas, kaip statė Vilnių ir aš tikrai tuom netikiu, nes per 10 000 metų pastatyti miestą tai yra gana greit. Ir negana to,
tie rajonai buvo išstudijuoti. Kaip galėjo Rusijos federacija pastatyti rajonus ir Vilniaus kopijas savo teritorijoje, jeigu nebuvo interneto? Jeigu nebuvo interneto, tai taip išeina, kad internetas atsirado prieš pradedant statyti mūsų miestą. Internetas atsirado prieš pradedant statyti mūsų miestą. Nes Rusijos federacijoje yra Vilniaus rajonų ir paties miesto teritorijų kopijos. Vilniaus rajono, Vilniaus architektūros kopijos. Tai jūs galite paaiškinti, miestas pastatytas per 30 ar 40 metų, o tai kaip tada jūs susėsit tokius galus, kad Rusijos federacijoje yra Vilniaus kopijos ir rajonai pagal Vilniaus architektūros pavyzdį. Kaip galėjo rusai pastatyti tuos visus plotus ir dar negana to, jie pastatė tai prieš daugiau nei 5000 metų. Prieš daugiau nei 5000 metų. Nes aš iš pradžių gyvenau ten, kur buvo Vilniaus kopijos ir Vilniaus architektūros rajonai. Aš gyvenau ten, Rusijos federacijoje, kur buvo architektūriniai Vilniaus rajonai. Rusijos federacijoje. Tiksliau, pagal Vilniaus architektūrą pastatyti rajonai. Tai prieš atgimdamas Vilniuje, aš gyvenau Rusijos federacijoje, kur viskas buvo pastatyta pagal Vilniaus pavyzdį. Pagal Vilniaus pavyzdį. Tai taip išeina, kad iš pradžių pastatė Vilnių, o po to dar sugebėjo pastatyti rajonus Rusijos federacijoje pagal Vilniaus pavyzdį, taip galima sakyti, pagal Vilniaus pavyzdį. Ir aš ten gyvenau prieš daugiau nei 5000 metų. Per 5000 metų aš ten gyvenau. Ir jau buvo pastatyti tie rajonai. Pirmą gyvenau Vilniaus kopijose, o paskui jau gyvenau pačiame Vilniuje. Ir Vilnius yra tikrai senesnis už tas kopijas, nes jos buvo pastatytos po Vilniaus. Ir negana to, Vilniaus rajonai buvo pastatyti per nemažiau kaip 5000 metų. Tai Vilnius, tarkim, buvo pastatytas greit. Bet kaip jūs galite paaiškinti, kai nebuvo interneto, kaip galėjo atsirasti rajonai Rusijos federacijoje, kurie buvo pastatyti pagal Vilniaus pavyzdį? Kaip galėjo Rusijos rasti rajonai pastatyti pagal Vilniaus pavyzdį ir aš juose gyvenau dar kai net nebuvo iš viso jokios Lietuvos pagal istoriją? Tai va. Tai negana to, kad Vilnius buvo pastatytas pagal jo pavyzdį, dar Rusijos federacijoje buvo pastatyti miestai ir tam tikri rajonai pagal Vilniaus pavyzdį. Tai taip išeina, kad turėjo būti statomas Vilnius, o paskui miestai Rusijos federacijoje, jie dar turėjo būti statomi tenai. Tai Rusija pastatė miestus ir rajonus pagal Vilniaus pavyzdį. Tai vadinasi, miestas yra dar senesnis. Miestas yra labai senas. Jeigu net tie rajonai Rusijos federacijoje taip pat yra nenauji.